dar vieni metai praskriejo taip nepastebimai. Tačiau mums kartu su jumis tikrai yra ką prisiminti. Šiandien paskutinė metų diena. Ir jau tradiciškai kreipiuosi į jūs ne iš kitos kameros pusės, o priešais jos objektyvą. 105 video. Tokį skaičių kūrybinę saviraišką paremtų siužetų parengėme per šiuos metus. Turbūt tai visai nedideli skaičiai, o kita vertus, kai ši veikla tai tik neslaptas hobis ir tokie skaičiai tampa intencija pažvelgti atgal į tai, kas buvo nuveikta per metus. Dažnai šiame savo mėgėjiškame kanale sakau mes. Ir šie metai išties buvo gerokai labiau kupini bendrystės nei praėję. Mūsų jau beveik 1900, o prie šio kanalo šiemet buvo prisidėjusių ir tiesiogiai. Noriu tarti atskirą ačiū Audriui Valickui, su kuriuo nekartą vaikštinėjome Klaipėdos senamiesčio istorijos sluoksniais, taip pat žiūrovams, kurie dalyjosi savo prisiminimais elektroninėse laiškuose ir komentaruose. Na ir žinoma, ačiū visiems kėlusiems savo pirštus aukštyn Klaipėda TV kanale. Tikiu, jog mūsų bus dar daugiau kitąmet. Jei neišblės tas įkvėpimas kurti savotišką Klaipėdos istorijos vaizdo metraštį, galimai mes sukursime kažką daugiau nei iki tol. Ir taip palaipsniui tapsime tą Klaipėdos televiziją, kurią kol kas simbolizuoja tik ženkliukas šio ekrano viršutinėme kampe. Televizija su savo identitetu, savotiška dvasia, kuri būdinga šiam pajūrio kraštui. Ką gali žinoti? Ir galiausiai, kalbant apie mažus, bet tuo pačiu svarbius pokyčius, metų užbaigimo kreipimąsi ir pernai filmavau unikaliame mūsų gamtos kampelyje Kuršių Nerijoje. Ta kartą gruodžio 31-ąją čia nebuvo sniego, o štai šiandien tas mažytis jau stebuklu mūsų kraštams tapęs reiškinys įvyko. Tad ir mano palinkėjimas būtų toks abstraktus, kaip ir tas sniegas šiandien, bet prasmingas paskutiniai metų dienai. Jog nepamirštume svajoti ir atrastume senus dalykus naujai. Tai suteiks visai kitą gyvenimišką džiaugsmą ir prasmę. Na ir žinoma, nepamirškime džiaugtis vis gražėjančiais savo kraštais, dar ir šiame video. O tada kelkimės į naujus metus, kupinus naujų atradimų ir iššūkių. Tam, kad pajaustume, jog esame gyvi ir pilni naujų jėgų. Ačiū, kad buvote, esate ir tikiuosi busite su Klaipėda TV. Ir iki kitų susitikimų.